Kaip žinia, Vilkija buvo medinė ir labai dažnai degdavo. Taigi, ką galėjo vilkiečiai pasistatyti savo miestelio centre? Ogi šventą Florijoną, kuris buvo romiečių karys ir dėl atsivertimo į krikščionybę buvo nukankintas. Šventasis Florijonas, pamatęs degantį namą, paėmęs vieną kibirą vandens, užgesino visą gaisrą. Tai kas galėjo būti miesto centre geresnė apsauga nei šventasis Florijonas? Niekas. Taigi, vykdami į Vilkiją, užsukit, aplankykit, fantastinė skulptūra. Vilkija yra šventajam Florijonui po kojom, o jisai tarsi sargybinis, tarsi angelas sargas saugoja gražuolę Vilkiją, kad neniokotų nei vienas gaisras.